Nuo trumpo tokio prisistatymo, taip pat dar reikia paminėti, kad galima stebėti šios debatus Domeikavos vienybė Facebook'e ir YouTube paskyroje, tai kas sėdite čia, o jūsų draugai, kaimynai netėjo, tingėjo, galite jiems pranešti, nusiųsti nuorodas, kad pasižiūrėtų, kas čia vyksta ir apie ką mes čia kalbamės. O pradėti galim nuo įžangos, tai nuo trumpo tokio prisistatymo, ką jūs prisistatinėjate. Keli sakiniai apie jūs ir galbūt jūs galite pasakyti, kaip jūs manot, kuo jūs esat pranašesnis kandidatas už kitus 7 kandidatuojančius šiuose rinkimuose. Tai ponas Jevgenijus. Taip. Labas vakaras, Domeikiaviškiai, smagu grįžti į Kauną, bet prie Kauno, pats kaip kaunietis smagu sugrįžti čia. Smagu, kad tiek nemažai susirinko, iš tikrųjų visą laiką gerai turėti debatus, kuo daugiau tokių debatų šiais laikais. Pirmiausia, norėjau padėkoti ir pasigėrėti jūsų bendruomenę ir tai, ką jūs padarėte, ką darote dėl šio metu konflikto, dėl pakelės namų sprendime. Taip, turi veikti bendruomenės, toks turi būti įsitraukimas, taip, valstybė neturėjo tai daryti, bet tai, ką jūs padarote, yra tikrai įtraukiantis dalykai. Ir kalbant apie save, aš norėjau, labai paprastai pasakysiu, esu ateinantis iš gynybos, krašto apsaugos, nacionalinio saugumo rato. Natūraliai, tarnavęs kariuomenėje, tarnavęs kariniai žvalgyboje, tarnavęs krašto apsaugoje NATO, mano patirtis yra šioje srityje ir mano giliu įsitikinimu, šiais laikais, kai turime geopolitinius lūžius aplinkui mūsų valstybę, kai turime Ukrainos karą Ukrainoje, kai turime bruzdančią Rusiją, bruzdančią Baltarusiją, kiti geopolitiniai lūžiai irgi vyksta pasaulyje. Būtent dabar reikia šaliai ne šiaip prezidento, o ne šiaip statisto, bet iš tikrųjų lyderio, kuris sugeba suveikti, sugeba kalbėti su sąjungininkais ir sugeba iš tikrųjų, kaip sakau, geriausio ginkluotųjų pajėgų vado. Tai aš tikiu tai atnešu per savo patirtį, per savo kompetencijas, per savo lyderystę, per savo labai aiškią viziją. Saugi Lietuva. Nes saugi Lietuva tai yra pagrindas, ant kurio mes pastatysime visą kitą. Ekonominį klestėjimą, socialinį teisingumą, politinį stabilumą, visą tai gula ant saugumo. Ir tiek trumpai. Ačiū. Ponas Vaitkau, žodis jums. Girdisi. Labai gerai. Tai aš atsiremsiu. Ir kitus kandidatus. Aš esu negeresnis. Aš esu Lietuvos pilietis. Jūs pilietinę poziciją savo bendruomenės labai užakcentavot ir jinai man ypatingai patinka. Nes jeigu mes esam piliečiai, tai mums yra ne tas pats, kas vyksta mūsų šalyje. Tai pilietinė pozicija ir yra pati svarbiausia. Tai kuo aš skiriuosi nuo kitų kandidatų? To, kad mano požiūris, kaip reikia spręsti dabartinius Lietuvos klausimus ir ypatingai karo ir taikos klausimus, yra visiškai skirtingas. Tai jau natūraliai išplaukia iš, tarkime, kaip medikai galim pasakot, kadangi mano išsilavinimas medicininis. Man tiesiog gaila, kai žūsta be tikslo žmonės, ir kai mes galėjome sustabdyti beprotybės, o jos nesustabdė. Tai mano vizija tuo požiūriu ir yra skirtinga. Ir rugsėjo 5 dieną aš užtat Lietuvos žmonėms ir pateikiau savo viziją ir pasakiau, kad aš teikiu jiems savo požiūrį, kad reikia susigrąžinti Lietuvą savo ir būti šeimininkais savo šalyje. Ačiū. Ponas Vėgėlė. Stipri ir neįtikėtinai gebate investuoti savo laiką, nepaisant darbų visų užimtumų į tai, ko nenorit turėti pas save, arba ko norit, kokią bendruomenę norit turėti. Ko aš skiriuosi nuo kitų, aš negaliu sakyti geresnis, blogesnis, spręsit jūs, bet ko aš skiriuosi nuo kitų, aš esu teisininkas ir mano supratimu Lietuvoje labiausiai reikia ir trūksta teisingumo. Teisėtvarka, teisingumas šiuo metu yra apgailėtinai padėti. Aš nenoriu jūs gąsdinti karais. Aš esu tikras, jeigu aš tapsiu prezidentu, jokio karo Lietuvoje nebus.
ir aš negazdinsiu jokiais karais, o spręsiu konkrečius klausimus. Šalia to, kad aš ateinu su teisiniu išsilavinimu, su patirtimi, aš esu 8 metus vadovavęs Lietuvos advokatūrai. Lietuvos advokatūra buvo susiskaldžiusi, kai aš atėjau pirmą kartą, tai buvo 2014 metais, taip pat, kaip yra dabar suskaldyta Lietuva. Išdarkyta, sudaužyta, suskaldyta ir neskaidri. Aš ištaisiau advokatūrą 14 metais. Vos patekau per antrą turą nugalėjęs pirmininką, einant į pareigas. 18 metais mane advokatai išrinko beveik 85% balsų daugumą. Nes atėjau, pažadėjau ir padariau. Todėl aš manau skiriuosi nuo kitų. Ačiū labai. Tai galim paploti, pirma įžanga yra, ne? Ir perkim prie trumpo, greito, vertybinių klausimų turo. Aš tiesiog pasakysiu teiginį ir jūs, net nežinau, galim net pasitarti, ar geriau sakot taip, ne, ar tiesiog, kas sutinkat, keliat ranką ir galim dar greičiau prabėgti per tos vertybinius klausimus. Gerai? Galim gal tada, jeigu sutinkat su teiginiu, tiesiog pakeliat ranką. Ir pasakysiu referendumo formuluotė, kur yra pateikta šiuo metu, mano supratimu nėra ydinga, nes perleidžia mūsų suverenės galės tautos, perleidžia Seimui ir aš šito Seimu nepasitikiu ir tikrai nenoriu jam perleisti tokių suverenių galių. Bet tačiau aš visada sakau, aš pritariu, kad išsaugotų pilietybę Lietuvos lietuviai su sąlyga, jeigu jie turi išlaikę ryšius, formaliosius ryšius su Lietuva. Bet sutarkim, kad vis dėlto ponas. Keli sakiniai ir sutarkim, kad vertybiniai klausimai taip arba ne. Nu, negalima vienu žodžiu čia atsakyti. Labai neišeisimiška. Nes aš pritardamas nuomonėj, pilnai pritardamas, dar papildomai pabrėžiu, negalima diskriminuoti Lietuvos piliečių, suteikiant jiem pilietybę priklausomai nuo to, kokioje šalyje gyvena. O dabar yra tiesioginė diskriminacija numatyta. Turiu pasakyti, kad taip, tikrai pritariu šitam referendumo teiginiui. Taip, referendumas yra tikrai neįdėli vieta, kur tą padaryti, bet šiuo metu dabar turime, manau, kad visi kandidatai, aš taip tą siūliau beje ir dabartiniam prezidentui, turėtume nešti vėliavą bendrą teiginį, kad iš tikrųjų mes pritarėme, jeigu mes tikrai pritartume to ir iš tikrųjų motyvuoti žmonės balsuoti, ateiti, turime 100 000 lietuvių. Gražinkime juos į Lietuvą. Jis yra vertingi. Tai tokie patys piliečiai kaip ir mes. Ačiū. Gal kitas vertybinis klausimas bus lengvesnis, į kurį pavyks atsakyti taip arba ne. Ar pritarėte lažybų bendrovių reklamos draudimui? Puiku. O pavyksta. Kuo toliau, tuo sklandžiau, ar ne? Ar pritarėte mažo kiekio lengvų narkotikų dekriminalizavimui? Nėra rankų. Tai. Ar pritarėt kad vienos lyties poros yra šeima? Ne. Ne. Tada į mikrofoną. Taip. Ar pritarėte, kad turėtų būti leidžiama žmonėms pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos? Taip. Taip. Vienareikšmiškai. Ar pritarėte visuotiniam nekilnojamo turto mokesčiui? Ne. Ne. Nepritariu, aš šiuo metu moku nekilnojamo turto mokestį pagal savo turtinę padėtį nekilnojamo turto ir tai yra užtektinai ir to užtenka tokio mokesčio. Ar Amerikos prezidento rinkimuose palaikytumėte Trumpą? Negalima klausti šito klausimo, beje. Yra... Galima klausti. Dirbčiau su bet kuriuo Jungtinių Amerikos valstijos prezidentu, nes svarbiausia yra atstovauti tinkamai Lietuvai. Dar noriu pasakyti, už bet ką turi, su kiekvienu, mums reikalinga stipri Amerika. Trumpas ar Bidenas, nesvarbu. Aš atsakysiu kitaip. Aš nesikišu į Amerikos vidaus reikalus ir nepalaikau nei vieno, nei kito. Tai tokiu atveju mano atsakymas būtų ne. Nepalaikau, bet nepalaikau jokio. Ar sutiktumėte, kad karas Ukrainoje baigtųsi dėrybose palikus žemės užimtas taip, kaip yra, jeigu tai būtų garantuota pabaiga? Platesnis turi būti atsakymas.
aš Lietuvos, būdamas prezidentu, negaliu kištis į Ukrainos žmonių sprendimus šito klausimu. Bet čia kaip žmogus galite atsakyti. O visuotinė taika visoje Europoje būtina ją pasiekti ir visuotiniai taikoj ir Ukraina, ir Baltarusija, ir Rusija irgi turi dalyvauti. Reikalinga Ukrainos pergalė, mums visiems nereikalinga ir ta pergalė turi būti pagal Ukrainos terminus, pagal Ukrainos sutarimo. Bet koks absoliučiai karas pasibaigia taikos dėrybomis ir taikos sutartimis. Bet koks, net ir kapituliacija tame tarpe. Tai klausimas yra tik tai, kaip tai bus ir ar vakariečiai atras formulę, kaip galų gale ir sugalvos, kaip pabaigti karą, kad Ukraina nepralaimėtų. Ir mano formulė yra labai aiški. Negali Ukraina pralaimėti, nes Ukrainos pralaimėjimas silpnintų Lietuvos saugumo situaciją. Turiu įsiterpti. Lietuvos saugumo situacija negali būti vertinama atskirai nuo visų kitų Europos šalių ir tame tarpe nuo Rusijos saugumo situacijos. Ar COVID pandemijos metu galimybių pasas buvo reikalingas sprendimas? Ne. Ne. Čia turbūt manęs to klausimo nereikia klausti. Jei būtumėte išrinktas prezidentu, ar gyventumėte Turniškėse? Nenoriu. Turbūt tektų. Tik tuo atveju, jeigu taip reikėtų Lietuvai, bet jeigu to reikėtų dėl to, kad užsigėdė vienas ar kitas Seimo narys, kad paerzinti, tuomet ne. Tai klausimas yra toks, ar tai yra naudinga Lietuvai ar ne. Jeigu naudinga, aš einu tarnauti Lietuvai ir darau tai, kas naudinga. Žalgiris ar Rytas? Tas pats. Pirmiausia, Lietuva, bet aš kaip kaunietis galiu pasakyti Žalgiris. Nepykit kauniečiai, kai žiūriu ir varžybas Žalgiris ir Lietuvos Rytas, sergu ir už tos ir už tuos. Bet einu, važiuoju į Žalgirio areną, kai Žalgiris žaidžia su užsieniečiais. Visada sergu Žalgirį. Kava ar arbata? Priklauso nuo dienos meto. Abi. Arba tas veikia už šiaip. Landsbergis ar Brazauskas? Nei vienas. Kažką reikia rinktis. Negaliu. Rinktis sudėtinga, bet aš pasakysiu taip. Kiekvienas žmogus turi savo vaidmenį istorijoje. Ir Vytautas Landsbergis padarė tą vaidmenį istorijoje, vadovaudamas atkuriamajam Seimui ir suvadovaudamas tam mūsų nepriklausomybės atkūrimui. Tai reikia tikrai už tai gerbti. Tai ir už tą tikrai gerbiu. Tas vaidmuo Landsbergio ir tas ilgas tąsymas tautos šiek tiek turi ir ne šiek tiek turi daug klaustukų. Bet atsakant į tą klausimą, ar Landsbergis ar Brazauskas, aš atsakyčiau Adamkus. Man pirmoji Adamkaus kadencija buvo turbūt viena gražiausių kadencijų Lietuvoje. Kitų niuansų jau ten jau reikėtų kalbėti. Bet tuo metu dar nebuvo pasirinkimas Adamkus, kai reikėjo rinktis tarp. Kadangi Adamkus paminėtas buvo, tai prezidentas Adamkus mano atminty visada iškyla su tuo purvinu Amerikos kalėjimu Lietuvoje širdį. Kai prezidentas Adamkus sakė, aš nebuvau informuotas, o VSD vadovas pasakė, kad prezidentas buvo tinkamai informuotas. Bet tai ne pirma kadencija, atkreipiu dėmesį. Gerai, ačiū, vertybinių klausimų sesiją baigiame, plius minus aišku ar ne, jūsų pozicijos. Po vieną klausimą turiu pagal jūsų programą ir perėsime prie bendruomenės paruoštų klausimų. Tai galbūt pradėsim, kadangi prisistatymą pradėjo ponas Jeglinskas, tai galbūt ponas Vaitkau nuo jūsų. Programoje kviečiate pasisakyti už laisvą, nepriklausomą ir neutralią Lietuvą, kuri žino, kas yra savigarba ir socialinė atsakomybė, kurios netripia užsienio kareivio batai. Gal galite detalizuoti, kaip įsivaizduojate Lietuvos ir gynybos saugumą, remdamasi šiuo teiginiu? Pradžiai privalom suprasti, kad Lietuvos saugumas negali būti nulemtas finansais, kurie skiriami karo reikalams. Tiesiog negali būti. Mes maži. Antras, Lietuvos saugumas negali būti nulemtas tuo, ką mes nupirksime už tuos pinigus. Tiesiog neįmanoma. Trečia, Lietuvos saugumas negali būti apspręstas Jungtinių Amerikos valstijų pozicijos, nes pati Amerika, pačios Jungtinės Amerikos valstijos šiuo metu nėra saugios.
Tiesiog jos nėra saugios. Saugumas gali būti nulemtas mūsų diplomatinės veiklos. Ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos, jeigu mes susivienysime būtent taikos požiūriui, o ne kariniu būdu išspręsti savo problemas. Jeigu mes būtumėm šitą kryptį užsiėmę 21 metų dar gruodžio mėnesį, šito Amerikos proksi karo Ukrainos teritorijai tiesiog nebūtų. Mes būtumėm sustabdę šitą karą. Ačiū už atsakymą. Ponas Ignai Vėgėlė, programoje žadate reformą maisto kainoms suvaldyti. Gal galite papasakoti, koks tai galėtų būti mechanizmas? Visų pirma, jūs paėmėte tokį labai kampinį daiktą, aš prie jo prieisiu, bet kadangi turiu 2 minutės, tai lygiai paleisiu, kad jūs bėgtų ir aš pasakysiu esmę, kokia yra mano programos. Tai mano programos esmė yra mažinti atskirtį tarp centrinės valdžios ir žmonių. Ir tai yra esminis dalykas, kokia yra šiandien Lietuvoje problema. Tai yra atskirtis tarp centrinės valdžios ir žmonių. Valstybės vadovai negirdi Lietuvos žmonių, taip kaip jie negirdi Domeikavoje, atidarydami Pakelės namus. Absoliučiai nėra jokio ryšio ir santykio su žmonėmis. Jums gali garsiausias politikas pasakyti, išrinkot mane, dabar 4 metus pailsėkit, pakentėkit. Tai taip pasako garsiausia politikė. Kaip aš tai žadu spręsti? Tiesioginės demokratijos instrumentai, tai yra referendumas, tai yra įstatymų iniciatyvos teisė iš visuomenės, tai yra peticijos teisė. Tada aš kalbu apie valdžios atsakomybę, nėra jokios valdžios atsakomybės, nei politinės, nei teisinės. Ir reikia kalbėti apie teisinę atsakomybę, jeigu mes nesugebėjom politinės atsakomybės sukurti. Ir kalbu apie viešo intereso gynimą, beje, irgi Domeikaviškiams labai yra svarbus dalykas. Tik prokuratūra gali ginti viešą interesą. Aš teigiu, kad tai turėtų būti leidžiama padaryti visai visuomenė. Dabar perinant ir šalia to yra labai daug kitų dalykų ir jūs paimėt vieną iš taškinių dalykų programos, tai yra maisto kainos suvaldymas, tai yra tokie vadinamieji trumposios maisto grandinės, yra labai senas išbandytas keleto valstybių instrumentas, kai nereikia maistui tarpininko nuo augintojo iš esmės. Antras dalykas yra PVM. Esminiam prekių krepšeliui aš siūlau sumažinti PVM ir padaryti gal net ir iki 5%, tam, kad mes nevažiuotų mūsų visa Lietuvos dalis į Lenkiją ir kad mes turėtumėm akivaizdžiai krepšelį ir jis būtų vėlgi nukreiptas į tuos, kuriems reikia socialiai labiausiai, kurie perka tą būtiniausią prekių krepšelį. Tokie yra pagrindiniai dalykai ir čia tada galima eiti iki žemės ūkio ir taip toliau. Lygiai 2 minutės. Puiku, ačiū. Gal prie klausimų prieisim, kai bus klausimų? Nu, prašau. Tik nelabai suprantu klausimą, kas yra linčo teismai. Jūs, jeigu įdėmiai klausytumėt, aš galiu pakartoti tą patį. Žiūrėkit, jeigu įdėmiai klausytumėt. Referendumas, kuris neveikia šiuo metu, piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisė, 50 000 parašų, Seimas privalo svarstyti įstatymą, konstitucijos norma, įstatymas neveikia, peticijos teisė, atsakomybės klausimai, atsakomybės nėra nei teisinės, nei politinės, ne linčo teismai, bet teisinė atsakomybė per piliečių įtraukti, per viešo intereso gynimą. Pavyzdžiui, konstatuojant žalą. ESO jūs negalit gauti 100 eurų ir laukia dabar 2,5 metų. Kodėl? To, kad nėra konstatuotos žalos. Ir tai galima padaryti per viešo intereso gynimą. Ačiū. Klausimai iš auditorijos bus truputį vėliau. Ponas Jeglinskai. Jūs savo programoje rašote, ir kaip čia jau ir minėjot, prisistatydamas, kad saugi Lietuva, kurioje svarbus kiekvienas, ryžtingai žadate didinti gynybos finansavimą, kurti pažangiausią visuomenę, kad Lietuva taptų saugiausia vieta žemėje. Kariuomenė. Pažangiausia kariuomenė. Ne, taip, kurti pažangiausią visuomenę, kad Lietuva taptų saugiausia vieta žemėje. Gal gali detalizuoti, koks turėtų būti finansavimas gynybai ir iš kokių resursų? Pirmiausia, tai trumpa replika mano kolegai dėl Jungtinių valstijų. Iš tikrųjų, atsiminkime, mes atsikūrėme 90 metais po JAV hegemoninių skėčių. Taip, buvo didvyriai, kurie atvedė mūsų nepriklausomybę, bet keitėsi pasaulis. Mes esame po šios skėčių 34 metai. 20 metų po NATO skėčių esame. Kai pasaulis keisis, kai dabar metami yra iššūkiai Jungtinių valstijom, vakarams,
tai yra ir grėsmė mums. Todėl mums vienintelė išeitis yra šlietis prie Jungtinių valstijų, būti dalimi vakarų ir absoliučiai bendradarbiauti šioje srityje. Dabar atsiminkime kitą kartą, kada dar kartą buvo daugia poliarinė ta sistema, kurios nori Rusija, Kinija, Iranas ir kiti. Jis buvo 40 metais. Kas įvyko 40 metais? Į vieną pusę mus pervažiavo, per kitą pervažiavo, galiausiai 50 metų kovome dėl nepriklausomybės. Absurdas. Ir turime eiti kartu su JAF ir siekti išlaikyti šią santvarką. Be JAF mūsų saugumas yra labai trapus. Dėl to čia pirmas dalykas. Dėl gynybos biudžeto absoliučiai turime investuoti į savo saugumą, bet pradedame nuo prioritetų. Aš turiu labai aiškius prioritetus. Oro gynyba, mūsų divizija, individualus karys, moderni kariuomenė, visa tai reikalauja investicijų. Taip pat ir mūsų sąjungininkai reikalauja investicijų. Atgrasimas privalo suveikti. Atgrasimas yra 3 funkcijos matematinės. Pirmas yra mūsų pajėgumai, antras yra sąjungininkai čia, dabar, daugiau, greičiau, trečias stipri, vieninga, atspari visuomenė. Tam reikalingas investicijos. Ir čia, manau, kai mes kalbame dabar, einame link 3%, turbūt greit kalbėsime ir link 4%, bet tai neturėtų būti problema. Atsiminkime, mūsų gynybos išlaidų augimas yra nuo 14 metų iki dabar, auga pastoviai. Mūsų ekonomika irgi auga pastoviai. Investicijos į saugumą leidžia daugiau investicijų, leidžia ekonominę veiklą, viskas tai yra susiję. Klausimai iš auditorijos truputį vėliau, bet kandidatai turi teisę replikoms, tai prašau, ponas Vaitkau. Aš pradžiai noriu priminti tik tai, kad Rusijos federacija buvo 5. pasaulio šalis, kuri pripažino Lietuvos nepriklausomybę. Amerika buvo 45. pasaulio šalis. Ir mes savo politikoje nuo 90 metų tam tikros politinės jėgos interesų labui paskelbėm Rusiją kaip amžiną ir ilgą priešą. Ir dabar užtat turim tokią situaciją. Ir aš dar pritardamas minčiai apie tai, kad būtina ir galima reguliuoti maisto produktus kainas, priminsiu. Vaistų kainos šiuo metu yra reguliuojamos ministro įsakymais. Jos reguliuojamas tiek vaistinės lygyje, mažmeniniam tinkle, tiek didmeniniam. Ir tie ekonomistai, kurie pasakoja retkarčiais, kad maisto kainų reguliuoti negalima, jie tiesiog sako netiesą. Tam reikia tik tai politinės valios. Ir viskas. Ačiū, panas Vėgėlė, taip. Čia jau aš turiu įsiterpti, nepykite jokį maisto reguliavimo kainų ir jeigu čia apie mano programą eina kalbos net nėra, tai yra absoliutus absurdas. Reguliuoti kainas šiuo metu rinkoje, kuri veikia, yra nesąmonė, nepykit, dėl to, kad tai yra laisva rinka. Mes galim kalbėti apie kainų reguliavimą, kurios veikia oligopoliniai rinkoje ar monopoliniai rinkoje. Pavyzdžiui, elektros kainos, jos akivaizdžiai veikia monopoliniai rinkoje, tada ją reguliuoja, ją ir nustato. Ir oligopoliniai rinkoje lygiai tas pats, kad mes turim, pavyzdžiui, bankų sektorių aukštos palūkanos. Kodėl? Todėl, kad mes turim oligopolinę rinką. Ir nieks nepasirūpina, kad reikėtų atvesti čia užkurt konkurenciją. Tai maisto kainų nereiškia, kad jas reikia reguliuoti. Maisto kainom reikia sumažinti mokestį, tai yra PVM ir sumažinti kaštus, padarant trumpasias maisto grandinės, taip vadinamas. Aš šitoj vietoj papildysiu, ar ne, kadangi čia yra labai puikus pavyzdys būtent vaistai. Ir kaip sakiau, kurių maržos yra reguliuojamos, tiek didmeniniai, tiek mažmeniniai, ir kur vaisto kaina, pati kaina, kiek gamintojas nori gauti už tą vaistą, irgi yra reguliuojama per derybas. Tai mechanizmas, kaip tą padaryti, yra. Tik tai reikia norėti. Ačiū už atsakymus ir judėkime prie bendruomenės klausimų. Aš esu įsitikinusi, kad pradėsim nuo to, kam jūs esat labiausiai pasiruošę čia atvažiuodami, tai atsakyti apie tos pusiaukelės namus, kurie Domykovos bendruomenė labiausiai turbūt neramina ir labiausiai ir paskatina veikti kartu ir ieškoti teisingų tų atsakymų. Nuo sausio veikia pusiaukelės namai čia, bendruomenė apie tai sužinojo pavėluotai. Be bendruomenės žinios pusiaukelės namai įsisteigė šalia gyvenamųjų namų, šalia darželių, šalia mokyklos, leidimai gauti tik kai jau pradėta veikla. Kaip jūs matot situaciją ir kaip jūs matytumėt sprendimus, būdami kaip prezidentai, šalies vadovai, tokių situacijų, tokių konfliktų su bendruomenėmis ir gal
kokie būtų jūsų patarimai bendruomeniai. Taip, pradėkime, ponas Vėgėlė. Tai pirmas dalykas yra akivaizdus, yra pažeistos procedūros ir jeigu yra pažeistos procedūros, tokių dalykų būti valstybė negali. Negali pradėti veikti institucija ar kažkoks, tai reiškia, atidarytas šiuo atveju, reiškia, tie pakelės namai, kurio atidaryti pažeidžiant procedūras. Šiuo metu, jeigu aš neklystu, yra bent 2-3 procesai tebevykstanti dėl Domeikavos namų, reiškia, pakelės namų Domeikavoje atidarimo procedūrų. Tai vienareikšmiškai to neturi būti. Antras dalykas yra klausimas, kokie asmenys ten gali būti kviečiami. Juk mes žinom, kad tai yra atviro tipo, tai vadinkime, reiškia, laisvės atėmimo įstaiga. Tai kalbant apie tokio atviro tipo, jūs turbūt žinote, kad iš principo bet kokie nusikaltėliai buvę, reiškia, nuteisti asmenys, kurie atliko tam tikrą dalį bausmės, išskyrus labai nedidelės išimtis, būtent pas jūs galėtų patekti. Tame tarpe ir smurtinius nusikaltimus padarė asmenys, tame tarpe ir seksualinius nusikaltimus padarė prieš vaikus asmenys ir visi kiti. Tai vienareikšmiškai šitas reguliavimas yra ydingas ir turi būti aiškiai nustatytos asmenų grupės, kuriuom apskritai šitas, reiškia, pakelės namai turėtų būti netaikomas. Ačiū, ponas Jeglinskai. Na, čia labai aišku, pažeidimai, nekomunikacija, nebendravimas su bendruomenė, viską tai girdėjome ir čia dėka jūsų bendruomenės to aktyvumo tą mes matome. Ignoravimas interesų, visų interesų ignoravimas. Vėlgi, kalbant apie prezidento, žinome, kur procesas yra dabar, yra teismai, bet kalbant apie prezidento vaidmenį. Ir čia labai svarbu, kartais mes galvojame, kad prezidentas tik tai užsienio politika, tik tai saugumas. Čia tas pats, aš kur esu, kur reprezentuoju saugumą ir gynybą, kaip sako. Bet ne tik. Prezidentas turi galę per patarėjus, per savo aktyvumą iš tikrųjų dalyvauti, netgi sprendinti savivaldos klausimus. Tai čia yra tikrai būtų... Yra, ir kaip sakome, tai nėra prezidentinis klausimas, tai tikrai yra prezidentinis klausimas. Jis gali būti tikrai įtakojamas prezidentui ir prezidentas turėtų dalyvauti jame. Ačiū, ponas Vaitku. Mes turim tokią realybę. Procedūriniai pažeidimai, kaip sakom, visi akivaizdus, o rezultatas irgi akivaizdus. Ir čia mes pasakom, kad tada Lietuva teisinė valstybė ir taip toliau. Lietuva seniai reikia pripažinti, nėra teisinė valstybė, užtat tokie reikalai ir gali vykti. Tai čia pirmas. Antras. Iš vienos pusės tai yra universali problema. Imkim šiukšlių vietą, kur šiukšlės pilti. Imkim šitokią situaciją su kalėjimais, su priverstiniu patalpinimu asmenų tam tikrų. Visada bus visos visuomenės, lokalios vietinės visuomenės, kurios to nenorės. Ir klausimas, kaip surasti balansą tarp visos valstybės ir atskirų visuomenių, tai, manau, šitam balanso ieškojime valstybė turi daug svertų, ekonominių svertų, kuriais gali pagrysti savo sprendimus, kurie gyventojams yra, pavyzdžiui, labai netinkami ir nenorimi, bet duodama kitose sferose tiem gyventojams pasirinkimo galimybės kitokias, gali subalansuoti. Balanso ieškojimui reikia pradžiai noro, kad būtų. Jeigu valstybė, vyriausybė iš jėgos pozicijos viską daro, tai taip ir toliau viskas bus. O valstybė iš jėgos pozicijos daro, nes mes valdžia, o jūs esat niekas. Kaip Seimo narys pasakė kažkada, jūs erkės. Ačiū už atsakymą. Taip, ponas Vėgėlė. Trumpa replika. Prezidentas turi konkrečias galės jūsų atveju. Prezidentas turi teikti įstatymo projektą Seimui svarstyti apie tai, kad tam tikri asmenys pirma neturi būti, reiškia, negalėtų pasinaudoti šitą galimybę būti pakelės namuose, tai A, turi minti nuteistuosius, ir B, kad pažeidus procedūras ir su visuomenė neaptarus iš anksto tokie dalykai negalėtų prasidėti. Viskas. Tai ką prezidentas jis jau galėjo padaryti prieš pusę metų. Tai. Taip, dar patikslinu tą patį klausimą ir tą pačią temą. Ar įmanoma jūsų matymu kažką dar pakeisti, kažką padaryti, išeiti iš tos situacijos, kokia yra
Dabar, ponas. Žiūrėkite, teismas turi veikti ir suveikti, bet po to reikia žiūrėti, susės kartu prie vieno stalo, čia yra prezidento atsakomybė. Žiūrėkime, vyriausybė pati nesikalba, arogancija yra, nežinau, matoma apie šviesmečius, matoma vyriausybės arogancija. Tai ten nėra su ko kalbėti, bet būtent prezidentas ir turi rasti, susėsti su šita, kaip jinai, Dabrovolska, su kalėjimu visus dalininkus susodini su bendruomenė be abejo, tas buvo visiškai pamiršta ir ignoruota, susėdi ir randi sprendimą. Jeigu teisinis šis dalykas neišeina, tai kokiam procedūrom einame toliau, bet bendruomenės interesai turi būti užtikrinti. Ačiū. Su šituo Seimu aš nematau jokių galimybių, kad jie norėtų ką nors pakeisti, nes tą jie seniai deklaravo jau, kad jiems yra tas pats. Aš tada dar priminsiu. 84 Seimo nariai sąmoningai sulaužė konstituciją šios kadencijos, apie kuriuos mes dabar kalbam, kurie priima įstatymus. Sąmoningai sulaužė, žinodami, kad jų sprendimas sulaužo konstituciją. Čia kaip profesorius Žalimas apie tai ir raštu rašė. Ir kas po to buvo, kai Konstitucinis teismas patvirtino, kad konstitucija sulaužyta. 2 Seimo nariai viešai, garsiai, aš vadinu su pasididžiavimu, pasakė, kad jie ir dar kartą sulaužytų konstituciją. Kas po to įvyko? Nieko. Tyla. Tai jeigu mes leidžiame, mes eiliniai Lietuvos žmonės, leidžiame valdžiai taip elgtis su mumis, tai ji ir elgiasi. Ačiū, ponas Vėgėlė, apie išeitis. Tai aš kaip teisininkas, aš visą laiką žiūriu rezultatą. Ta, kai jūs klausite, žiūriu, kokį pasiekti manoma rezultatą. Tai vienintelis rezultatas yra 2 keliai pasiekti rezultatą. Pirmas - įstatymų pakeitimai, tą aš jau įvardinau. Antras - vyriausybė grąžins įgaliojimus, kai yra išrenkamas naujas prezidentas. Ir prezidentas turės skirti vyriausybę, tai atsisėdė su teisingumo ministru ir klausė, jūs ketinate tęsti neteisėtą veiklą Domeikavoje ar ne? Jeigu ketina tęsti, prezidentas turi tai žinot. Jeigu neketina tęsti, tai tuomet prezidentas tokį ministrą patvirtina. Labai paprasti sprendimo būdai. Ačiū už atsakymus. Gal iš auditorijos, iš salės yra norinčių paklausti, iš tikrųjų. Taip, pakelkite rankas. Taip, prašau. To atnešim mikrofoną, kad girdėtųsi gerai. Girdisi, ne? Dabar norėjau paklausti visų kandidatų apie žiniasklaidos paperkamumą. Kad mūsų jau nepaslaptis žiniasklaida yra paperkama, visi daro tą, kas sumoka, ar valdantieji, ar kitas yra. Mes žinom, pavyzdžiui, kad Tapinas gali Čekučių skandalą, o kai yra pralošiami milijonai, ar Ignitis tokių tyrimų nedaro. Šiuo metu visi matom, kokis šlikštus yra tyrimas prieš giminės Vėgėlės, ar dar kažką tai. Kaip jūs galvojate, ar galima pakeisti tą visą purviną žiniasklaidą, kad jinai būtų nepaperkama? Kokiom, ar jį jau taip kaip vėžys įvykęs į Lietuvos dar? Ačiū už klausimą. Pamečiau, nuo kurio mes, bet turbūt ponas Vėgėlė, jums čia... Aš tik kalbėjau, bet galiu važiuoti toliau. Tai, žiūrėkit, žiniasklaidos reguliavimas yra labai ydingas Lietuvoje, dėl to, kad yra visiškai nereguliuojamas žiniasklaidos normalus finansavimas. Žiniasklaida finansavimą gauna per ministerijas, ministerijos gauna visokių viešinimo lėšų, tai tokia yra realybė, ir po to tos ministerijos tą žiniasklaidos, tą konkretų asmenį, kuris paskiria ministrą, pavyzdžiui, jos jį reklamuoja tiesiog. Tai yra klasika arba su juo dirba toliau. Tai logika, ką reikėtų padaryti, reikia turėti skaidrų žiniasklaidos finansavimą yra A ir kad veiktų mechanizmas, kai būtų aiškus žiniasklaidos savininkai ir jų finansavimas. 2 dalykai, kurie yra būtini. Ir ką reikėtų padaryti, tai reikėtų galvoti apie tai, kad LRT gauna nežmoniškai didžiulį finansavimą ir tas nežmoniškai didžiulis finansavimas yra nusiurbiamas nuo kitų žiniasklaidos šaltinių. Ačiū už atsakymą. Taip. Gal taip, važiuoju. Ponas Jaglinskis. Aš vėlgi nežinau, ar čia taip jau drįščiau sakyti, kad žiniasklaida yra papirkta. Mes turime įvairių žiniasklaidos priemonių ir yra jų daugybė reikalingi, aš manau, jų reikia dar daugiau.
Skaidrumas žiniasklaidoje yra demokratijos esmė. Žodžio laisvė, tai, kad turėtume kokybiškus žurnalistus, kurie rašytų, netendencingus dalykus, kad būtų labai aišku, kas ką rašo. Bet beje, žiniasklaida šiais laikais yra ir socialinė medija, kuri kartais dar nepripažįstama ir kuri turbūt dar labiau skaldo mūsų visuomenę, nes leidžia kalbėti bet kam, bet ką, apie ką nori. Tai vėlgi, turi būti aiškus galbūt atsakomybės jausmas tiek pas žurnalistus ir pas visus žiniasklaidos vadovus. Bet čia turbūt čia ne tiek prezidento, kiek jau paties vyriausybės klausimas yra, kad iš tikrųjų reikia telkti žmonės, reikia kalbėtis ir reikia kurti žiniasklaidą, kuri yra nepriklausoma. Ačiū. Panas Vaitku. Informacinė sistema, kuri yra Lietuvoje, yra labai skaidriai matoma, kaip jinai perkama. Nes viskas yra vieša ir galima susižinoti, kiek kas laimėjo konkursą ir kiek 100 000 ar kiek pinigų už viešinimą vyriausybės programos ar ko tik norit. Viskas vieša, viskas akivaizdu. Problema, kad Lietuvoje mes turime ir žiniasklaidą, kuri atstovauja užsienio interesus. Ir aš užtat sakau, kad užsienio agentų įstatymą privalu priimti Lietuvoje, kaip jisai yra priimtas Jungtinėse Amerikos valstijose 1938 metais. Nes tuo metu Amerika su hitlerinės Vokietijos propaganda kovojo ir užtat tą įstatymą priėmė. Mano šitos kalbos, kad reikia išviešinti, kad pavyzdžiui Delfi, 15 minučių, Elta yra užsienio agentai, nes jie yra šeimininkai, jų yra ne Lietuvoje. Tai kai aš šitas mintis nusinčiu ir paprašau, kad LRT, kaip valstybinis transliuotojas, kuris nuomonių ir pozicijos skiltis turi, ir kad mano šitas mintis publikuotų kaip kandidato Lietuvos prezidento rinkimuose. Nes kitų kandidatų publikuoja ne vieną, ne du, ne 3 kartus. Tai LRT oficialiai 5 kartus atsisakė publikuoti mano nuomonę, nes vyrredaktoriaus asmenį nusprendė vienasmeniškai, kad mano nuomonės prieštarauja Lietuvos vyriausybės įsipareigojimam, prieštarauja konstitucijai, tiesiog tokie teiginiai surašyti. Ir nuomonė, kad Lietuvoje reiktų priimti užsienio agentų įstatymą, kad mes eilinės Lietuvos žmonės žinotumėm, šitas šaltinis yra valdomas iš tenai ir iš tenai, bet ne iš Lietuvos. Tai jie apie šitą kalbėti draudžia, šitam aspekte mano nuomonės neskelbia, todėl rinkimai yra nelygiateisiai, o vyriausia rinkimų komisija tada pasako, kad jie pritarė, kad LRT turi teisę turėti nuomonę, bet nekvestionuoja, ar ta nuomonė yra teisinga ar ne. Ir palieka šitoj vietoje. Ačiū, taip replikuoja ponas Jeglickas, po to ponas Jeglickas. 2 dalykai. Dėl užsienio agentų įstatymo, tai yra viena valstybė, kuri labai puikiai naudojasi šio įstatymu, tai yra Rusija. Tikrai norim gyventi Rusijoje? Nemanau, ponai ponios. Kitas dalykas dėl žiniasklaidos. Žurnalistų pareiga yra kelti nepatogius klausimus, politikų pareiga yra atsakyti tos klausimus. Beje, būtent žiniasklaida padėjo ir Domeikavos bendruomeniai iškelti šios klausimus, jūsų klausimus efektyviai ir juos stengti spręsti. Tai tiek. Ačiū, ponas Vėgėlė, tada ponas Vėgėlė. Aš tai šiaip visada mėgstu turinį. Man tokie šnekėjimai, žinote, užsienio agentų įstatymas, dar kažkas. O galite vardinti turinį, ką jūs norit matyti užsienio agentų įstatymą? Šiaip, kad suprast, apie ką kalbam. Taip. Čia kaip Amerikoje yra, jūs deklaruojat, iš kokių institucijų gaunat iš užsienio pinigus. Šiuo metu tai yra. Jūs deklaruojate, kokios jėgos, ne Lietuvos viduj, o užsienio jėgos, jūs palaikote. Čia kaip su lobizmu yra susiję. Palaukit, šiuo metu mes žinom akcininkus, šiuo metu mes žinom finansavimą. Kas dar yra ten? Vat, kad suprast, apie ką mes šnekame. Tai jūs sakote, kad užsienio agentų įstatymas yra labai normalus ir jisai niekam nieko blogo nesukelia, nes viską mes ir dabar žinome. Čia taip pat, kai aš pasakiau, kad skaidriai labai yra lėšos skiriamos visai Lietuvos žiniasklaidai, nes viską galima pasižiūrėti. Aš regioninės žiniasklaidos šitą gavo 10 000, šitą 12 000, šitą 15 000, viskas yra skaidru. Mano klausimas yra
tas pats. Kaip Amerikoje šitas įstatymas buvo priimtas, kaip dabar, praėjusiais metais. Tai ko trūksta? Galima kaip Vengrijoje priimtas taip pat irgi užsienio agentų įstatymas, tai tuo pačiu pavyzdžiu ir mes priimkime. Jeigu nepatinka Amerikos pavyzdys šito įstatymo, tai priimkime Vengrijos pavyzdį. Ačiū už atsakymus. Ar dar turim iš salės? Taip, prašau, čia priekyje. Prinešim to mikrofoną, kad visi gerai girdėtumėm. Taip. Aš sakysiu paprastai, ne kokiais pusiaukelis namais vadinsiu daiktus. Savais vardais atviro tipo kalėjimo atidarimas Domeikavos bendruomenės teritorijoje akivaizdus pavyzdys, jog teisinės atsakomybės už valdininkų nusikalstamą veikimą arba neveikimą Lietuvoje nėra. Mechanizmas ir šitas institutas neveikia. Kadangi, kaip buvo pabrėžta kandidatų, kad vis dėlto tai yra prezidento prerogatyva ir kompetencija, ar kandidatai numato galimybę, galvoja apie tai, kad įteisinti ir įtvirtinti Lietuvos teisinėje sistemoje valdininkų, biurokratų, tarnautojų asmeninę baudžiamąją atsakomybę už nusikalstamą veikimą arba neveikimą, kuriais yra padaroma žala valstybei arba piliečių interesams. Ačiū, klausimas. Supratom, labai aiškus, ar planuojat, ponas Vaitkau, gal? Aš gal pradėsiu ir tik tai nuo vieno aspekto, kurį aš žinau, būtent tokia atsakomybė teisėjų atžvilgiu. Kai teisėjai priima sąmoningai, akivaizdžiai, neteisėtą įstatymą. Seniau atsakomybė jam buvo. Lietuvos Seimas panaikino šitą atsakomybę. Tai toks teikimas Seimui priimti vis tik šios atsakomybės teisėjam, būtent teisėjam, priimti šios atsakomybės reikalavimus, kai aukštesnis teismas patvirtintų ir taip toliau su visom garantijom, priežiūrom. Tai teisėjai turi būti atsakingi už savo klaidingus ir melagingus sprendimus. Aš nušoksiu į sveikatos apsaugos ministro zoną. Ministras Dulkys oficialiai įsakymą savo išleido, kad medicinos ekspertas, kuris pateikia neteisingą ir arba melagingą išvadą, jis pasilieka ekspertu, jeigu ne 2 kartus iš eilės melagingą išvadą pateikia, arba jeigu per metus jis pateikia ją 2 kartus. Tai tokių juridinių absurdų neturi būti, bet tai yra mūsų teisėsaugos ir mūsų valdžios kasdieninė praktika. Turiu oficialų raštą. Ministras nesirengia ekspertų atsakomybės klausimus už melagingus sprendimus nagrinėti. Ačiū už atsakymą, panas Vėgėlė, ar turėtų būti atsakomybė valdininkams? Baudžiamoji atsakomybė. Žiūrėkit, mes statome nacionalinį stadioną, o važinėjant po Lietuvą ir susitikinėjant su žmonėm, manęs klausė, o mes nacionalinio kalėjimo neturim. Tai čia toks humoro forma, bet jeigu rimtai kalbėt, tai baudžiamoji atsakomybė taikoma visiems, ar jis būtų politikas ar ne politikas, jin yra ir jin galiojanti. Problema yra ta, kad nėra jokios politinės atsakomybės, nes nesant politinėje atsakomybėje, nes baudžiamoji atsakomybė yra taikoma, mes turim baudžiamąjį kodeksą, ten labai aiškiai nustatyta. Žiūrėkit, kodėl aš sakau, kad nėra politinės atsakomybės, todėl kad mes pirmą kartą Lietuvos istorijoje turime politinę sisteminę korupcijos bylą, taip, įsiteisėjusią, 2 partijos nuteisiamos, 3 Seimo nariai, tame tarpe vienas einantis pareigas, sėdi dabar kalėjime, taip, ir mes kalbam apie tai, kad nei vienas valstybės vadovas neprakalbo apie tai, kad reikėtų pasmerkti, maža to, nei vienas valstybės vadovas nepasiūlė teisinių sprendimo kelių, kad baigtųsi šitas, atsiprašau, bet politinė korupcija, sisteminė politinė korupcija. Mano programoje tai yra vienas iš 4 esminių elementų, tai yra atsakomybės klausimas ir aš visų pirma pradėčiau tam, kad įvest politinę atsakomybę, pradėčiau nuo civilinės atsakomybės, kad skaudėtų valdininkų, jei jis priima neteisėtą sprendimą.
Ačiū, ponas Jeglinskis. Dabar dėl baudžiamosios atsakomybės, aišku, čia turbūt to vargšo biurokrato labai turbūt sunku kažką rasti būtų tų būdų, kaip nuteisti už baudžiamą atsakomybės. Aš manau, kad žmonės irgi ten dirba su ne kažkokiais ypatingais atlyginimais ir vargsta, bet esmė, kad sistema neveikia. Sistema neveikia. Tai, kad kas yra nuleidžiama iš centro, tai aiškiai iš ministerijos, kažkokie tai nuleidžiama į regionus, nekalbama, mes neturime lyderių, neturime žmonių suprantančių, ką reiškia vadovauti žmonėm. Čia bendrai man parodo labai aiškiai problema visos valstybės tarnybos, kaip institucijos problema, kad mes nesusitvarkome su to. Ir iš tikrųjų ta tarnyba reikalinga yra labai aiški reforma, pertvarka tam, kad iš tikrųjų išderinti ir atsakomybės, ir atlyginimus turi būti aiškiai išdėstyti, bet visa tai yra, vėlgi, tai didesni ir tai yra vyriausybės, prezidentas gali tai inicijuoti, bet yra vyriausybė turi tai spręsti. Ačiū, ponas Vaitkus replikuoja. Atkreipsiu tik dėmesį, kad asmeninė atsakomybė labai tvarkingai užtušuojama kolektyvinė atsakomybė. O kolektyvinė atsakomybė, vyriausybės sprendimas, ne vieno ministro, ne vieno ir nieks nekaltas. Ačiū. Klausimas, ką parašė mūsų bendruomenės nariai komentaruose. Ar pritartumėte Seimo rinkimų pokyčiams, atsisakant balsavimo už sąrašą, o renkant tiesiogiai? Tikrai taip. Greitas atsakymas, ponas Vėgėlė. Žiūrėkit, tai vėl yra mano programinis teiginys, bet ne klausimas ar atsisakyti ar ne, o mano klausimas yra, kad piliečiai turėtų teisę išreikšti savo valią dėl rinkimų sistemos referendume. Pats pirmas teiginys, iš piliečių atimta tiesioginė demokratija. Aš siūlau ir konkrečiai darysiu viską, kad piliečiai vėl turėtų teisę į realų referendumą, nes 300 000 parašų surinkti yra neįmanoma techniškai. Aš darysiu taip, kad būtų nuleista kertelė ir balsavimui lygiai taip pat, tam, kad piliečiai galėtų kelt kokius tik nori klausimus, tame tarpe į rinkimų, nes aš matau daug rinkimų kodekse problemų, ir galėtų balsuoti referendume, nes kitaip pakeisti šito reguliavimo neįmanoma. Tai yra konstitucinis reguliavimas. Ačiū, ponas Jeglinskis. Ne, aš nesutikčiau keisti, iš tikrųjų turėtume. Sistema turi veikti, jinai veikia, 34 metai turėjome didžiulį ekonominį augimą, turime daug dalykų, ko galime pasigirti kaip valstybė, nuėjome didžiulį, tikrai puikų kelią kaip valstybė. Yra iššūkių, jų visą laiką bus. Vien dėl to, kad pakeisime, mes bandysime pakeisti ir ieškodami kažkas čia kaltų, kad čia dėl to neveikia, tas neišspręs. Reikia pirmiausia bendrai ateiti rinkimus ir balsuoti sąmoningai ir aiškiai. Giedrimai, nebijokit jų žmonių, leiskit žmonėms spręsti. Ar politikai turi viską spręsti? Leiskim žmonėms spręsti. Sprendė iki šiol ir buvo gerų dalykų ir bus gerų dalykų. Taip, dar vieną. Centrinis rinkimų kompiuteris privačiuose rankose, UABas Vilniuje, kurį patikrino VSD ir pasakė, kad jisai labai geras, tvarkingas ir viskas. Ką tik girdėjot neseniai prieš pusantro mėnesio, prieš kiek Gaižauskas Seimo narys, kai pasakė, nuo 19 metų yra spragos rinkiminėse sistemose, kurios iki dabar yra neužtaisytos. Kuo tai baigėsi? Niekuo. Tylu. Gal bus nauji tie kompiuteriai? Aš sakyčiau, yra ir resursų klausimas. VRK finansavimas ir bendrai ten resursų klausimas, žmonių klausimas, kompetencijų klausimas yra daug klaustukų. Bet tą reikia spręsti aiškiai, sąmoningai, sistemiškai. VRK baudžia ir mane, ir kitus kandidatus beje už žiedlapius skaičiuodami. Ir nebaudžia, kai yra naudojamos valstybės lėšos važinėjant ir reklamuojantis. Netikrina, ar tinkamai surinkti elektroniniai parašai. Žiūrėkit, čia mes gyvename valstybėje, kurie net klausimų. Dar apie pokyčius vienas klausimas. Irgi iš tų, kur parašė bendruomenės nariai apie teismų sistemą. Matoma, kad trūksta teisėjų, trūksta prokurorų, terminai ilgi. Kaip matytumėt, ar reikėtų reformos ir pokyčių? Man Vėgėlė, gal dabar nuo jūsų. Vienareikšmiškai, žiūrėkit, su teismų sistema yra problemų vien dėl to, mes matom, kad yra nepasitikėjimas visuomenės. Ir mano pirmas ir pagrindinis teismų sistemai siūlymas tai yra įtraukti tarėjų instituciją į teismus. Tai yra, kad visuomenė dalyvautų spręsdama bylas, baudžiamasias bylas, kurios yra ypatingos visuomeninės reikšmės. Korupcija numeris 1, seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus, ir tokie smurtiniai, sakykime, nužudimai ir panašiai. Va čia turėtų būti tarėjai.
O bendrai teisingumo sistemą iš tiesų reikia stiprinti jų nepriklausomumą, nes prokuratūra ir jūsų atveju bijo priimti sprendimą, ginti viešą interesą, pavyzdžiui, ar ne? Bijo priimti sprendimą, kai reikia parodyti savo nepriklausomumą, nes ten yra visokie, žinot, kaip sakant, insinuacijos. Tai mano siūlymas stiprinti prokuratūrą, stiprinti teisėjų nepriklausomumą, kad jie nebijotų priimti tinkamo sprendimo. Ir jos, bet atskaitingumas visuomeniai turi išlikti. Ir labai ryškus. Ačiū už atsakymą. Ponas Jeglinskis. Na, žiūrėkite, iš prezidento, tai yra kaip mes kai kalbame apie prezidento galės, tai iš tikrųjų tas teisingumo reforma yra galbūt tokia kartais nubloškiama, jinai kaip ir nišinė, bet labai labai svarbi, nes be teisingumo demokratija neveikia. Ir tai to neįsitraukimo, kurį matome dabar iš prezidento pusės, gal nesidomėjimas, gal nenoras įsitraukti, bet iš principo atveria daugybę spragų. Matome, 10% teisėjų yra nepaskirtų. Tai sudaro krūvio iššūkius, tai sudaro beje ir visi kiti žmonės, bet teisėjų ten jų atlyginimų klausimas yra turbūt dar svaresnis, kad žmonės nėra nei motyvuoti, nei gebantis išlaikyti tos krūvius. Tai vėlgi daugybė sričių, kur prezidento įsitraukimas, jo lyderystė turi būti labai aiški ir labai matoma. Tai dėl to pilnai sutinku ir dėl tarėjų instituto lygiai taip pat programoje pas mane lygiai tas pats yra, kad tarėjų institutas yra reikalingas, bet jis vėlgi, jeigu kuriame tarėjų institutą, jis turi būti aiškiai pasverti resursai ir duodama pakankamai resursų, kad tai įvyktų. Visi čia esame pusbroliai, pusseserės, kaip sukurta iš tikrųjų teisinga tarėjų taryba, kuri iš tikrųjų priimtų teisingus sprendimus. Ačiū. Ponas Vaitkau, kokia jūsų nuomonė? Aš galiu tik tai pritarti, ką abudu pasakė prelegentai, nes elementariai dar tik tai pridedant, kad ir ekspertų, teisėjų reikia ir ekspertų turėti, kurie jam padėtų priimti ir surašyti teisingus visiems eiliniams žmonėms suprantamus savo sprendimus ar nutarimus, nes labai pakankamai daug, nelabai daug, bet pakankamai daug teismo sprendimo yra, kuris lietuvių kalbos prasme reiškia visai ką kitą, negu jie norėjo nuspręsti. Aš vieną pavyzdį pasakysiu dėl mano brolio, dar apie teismų nebaudžiamumą arba teismų galimybę elgtis ir tokiu būdu. Mano brolis gavo 3 hektarus žemės, už investicinius čekius išsipirko tą žemę ir tada aukščiausias teismas po 5 metų iš jo atėmė tą žemę, neginčiamų sprendimų. Kodėl? Kokie motyvai surašyti? Mano brolis, pasirodo, buvo nesąžiningas už investicinius čekius žemės pirkėjas, nes jis neįsitikino, ar Lietuvos valstybė jam tą žemę parduodama turėjo teisę parduoti. Ir kad jeigu, sakinys pridėtas, jeigu jis bandė įsitikinti, ar Lietuvos valstybė turėjo teisę tą žemę parduoti, bet jam nepavyko įsitikinti, jis vis tiek lieka nesąžiningas pirkėjas, o iš nesąžiningo pirkėjo nesąžiningai įsigytas turtas yra atimamas. Šitas teisinis absurdas Lietuvos valstybės vardu yra skelbiamas. Tai kada nors reikia tam pasakyti gana. Ačiū. Taip, ir sukuosi auditoriją jau taip. Klausimas planuotas. Iš tikrųjų džiaugiamės galimybę susitikti su jumis, išgirsti jūsų nuomonę ir į plačius atsakymus į užduotus klausimus. Mano klausimas yra susijęs su tuo, kas buvo paklausta jūsų šito susitikimo pradžioje. Dėl balsavimo, kuris įvyks gegužės 12 dieną, dėl daugybinės arba dvigubos pilietybės referendumo. Mes kviečiame visus dalyvauti, nes tas referendumas organizuojamas 2 kartą ir dėl neužtektino skaičiaus balsavusių prieš tai buvęs referendumas negalėjo priimti tinkamo poveikio mūsų konstitucijai arba nutarimams. Jūs išsakėte savo poziciją skirtingai. Mano klausimas yra, kaip pasielgsite tada, jeigu tas referendumas vėlgi nesurinks pakankamai balsų? Kokia jūsų pozicija bus dėl dvigubos ar daugybinės pilietybės? Ačiū už klausimą. Prašau. Na, visiškai teisingai identifikavote problemą. Iš tikrųjų, turime dabar 1000 žmonių, 1000 piliečių kasmet praranda pilietybę.
Mes, Lietuva, kuris susiduria su didžiuliais demografiniais iššūkiais, pradame po 1000 žmonių, atiduodame jos kažkam tai. Tai čia pirmas dalykas, susigražinkime jos ir išlaikykime jos savo orbitoje. Dabar dėl referendumo. Taip, yra šansas, kad jis gali neįvykti, dėja mes kaip kandidatai nesusivienijom ir galbūt nėra to tokio vėliavos nešimo, kad einam visi ir padarom, ką galim. Turime vieną populiariausią politiką beje šiuo metu, taip apklausos rodo, ne? Kuris sėdi dabar Daukanto aikštėje. Deja, jis nerodo tos iniciatyvos, o jo iniciatyva būtų labai labai reikalinga. Ateityje reikia žiūrėti, yra būdų, kaip per išlygas, per visokius kitus teisinius aspektus galima praplėsti ratą tų žmonių, kurie gautų, kuriems nebūtų atimama pilietybė, reikia plėsti tai ir yra vėlgi kiti būdai, ką galima daryti. Bet vėlgi, pirmiausia, turime išnaudoti galimybę referendumo. Ačiū, ponas Vaitkus. Mano suvokimu šitas referendumas yra kelių politinių jėgų reklaminis triukas, kuris paskelbtas tam, kad būtent jų politinių taškų gauti daugiau ir atimti iš Lietuvos žmonių referendumų nustatytą teisę jiems nuspręsti šitą klausimą. Ne vieną kartą jau ir dabar kalbėjom, kad šituo Seimu pasitikėti negalima. Praėjusios kadencijos Seimų taip pat pasitikėti negalima. Aš vis pastoviai miniu, kad jeigu konstituciniam teisme dirba žmogus, kuris jau išdavė konstituciją, tai ir konstitucinių teismų tokiu atveju aš pasitikėti negaliu. Ir jeigu mes sakome, kad labai gerai, kad šitoks Seimas, toks Seimas, kuris pastoviai pas mus yra, jis priims teisingus įstatymus ir jis pasakys, kad yra geros šalis ir blogos šalis ir Lietuvos pilietis turi būti skirtingas, diskriminuojant priklausomai nuo toj kokioj šaly. Šita mūsų valdžia jau yra pasakiusi, kad Ukrainos piliečiai turi būti viršesni Lietuvos teritorijoje negu Lietuvos piliečiai. Tai vadinama pozityvę diskriminaciją ir čia Vyriausios rinkimų komisijos posėdį aš apie šitą kalbėjau su jais, nes pozityvi diskriminacija yra labai gerai, nes aš kėliau klausimą mano programai, ar mes čia esam svetimi, kad kitų šalių žmonės turi daugiau teisių. Tai aš negaliu šitam Seimui, šitokios kadencijos Seimui, kurie traktuoja, kad jie pakeičia savo skvernelius tik tai arba švarkelius ir jie yra tie patys jau keliasdešimt metų. Aš jiems negaliu niekaip atiduoti teisę spręsti mano likimu. Ačiū, ponas Vėgėlė, apie referendumą. Žiūrėkim labai aiškiai, apie ką mes kalbam. Valstybė yra valdžia, valstybė yra teritorija ir valstybė yra piliečiai. Taip, 3 elementai pagrindiniai, dar keletas papildomų, nepriklausomumas, pripažinimas, galim kalbėti ir taip toliau, bet iš esmės 3 elementai pagrindiniai. Jeigu mes turim 3 pagrindinius elementus, tikrai tas vienas iš jų, ką reiškia apie piliečius, kai mes kalbam apie pilietinę tautą, tai yra konstitucinio reguliavimo dalykas. Ir dabar, kai siūloma referendumo į šitą konstitucinio reguliavimo dalyką perleisti įstatymų leidėjui, tai žiūrėkit, mes greunam visą logiką valstybės, nes yra iš 3 dalių sudaryta valstybė esminių. Taip? Dabar jeigu klausėt, ar įvyks referendumas, neįvyks referendumas eilinį kartą. Dėl to, kad tam, kad jis įvyktų, turi būti 50% plus 1 nuo visų balso teisę turinčių atvykti ir prabalsuoti už 50% plus 1 irgi nuo visų balso teisę turinčių, ne nuo atėjusių, o nuo visų balso teisę turinčių turi pasisakyti už. Techniškai tai padaryti yra labai sunku. Todėl, kas yra padaryta šiuo metu, gerbiamas Giedrimas kalba, kad mes po 1000 netenkam kasmet, mes po 2000 kasmet naujų piliečių VRM pateikia ir prezidentas pasirašo. Pasižiūrėkit duomenis, po 2000, žinot kaip tai vyksta? Įstatymo pakeitimai, tai yra įstatymo išimtyse. Yra įstatymė nustatytos išimtis, pagal kurias ir dabar tą galima daryti, bet visi užsimerkia akis, kalba apie konstitucinį pakeitimą. Jeigu jau dabar galima tai daryti dideliais skaičiais, kodėl mes piliečius jūs varginam, kad jūs eitumėt į referendumą ir perleistumėt savo galias konstitucinės įstatymų leidėjai?
Žinot, čia yra vaidmainystė. Eilinė vaidmainystė. Jeigu norėtų išspręsti, jie galėtų išspręsti jau dabar. Ačiū. Mačiau, salėje sėdi jaunų žmonių atėjusių, tai klausimas irgi iš tų, kas buvo parašyta komentaruose apie švietimo sistemą, kaip ir švietimo reformą, kaip vertinat situaciją, mokyklų tinklo pertvarką, tarpinius atsiskaitimus, kokias matote padarytas klaidas ir kokie pokyčiai reikalingi artimiausiams metams. Gal ponas Vaitkau, pradėkime nuo jūsų. Aš gal iš kelių pusių tada pasakysiu. Iš vienos pusės tarpiniai tie atsiskaitimai gali būti ir labai geri. Gali, bet panašu nebuvo, ar ne? Bet jie gali būti geri. Aš prisimenu mano jauniausias sūnus, jis mokėsi ir per vieną savaitę, per 5 dienas, jis laikė 10 egzaminų. 4 egzaminai buvo 3 valandų trukmės, 3 egzaminai buvo po 1,5 valandos trukmės ir kiti buvo 2,5 valandos trukmės. Jis laikė, Anglijoje laikė, Oksforde laikė, mokykloje šituos tarpinius egzaminus. Ir buvo išmuštruotas ir paruoštas taip, kad nebuvo trumpalaikiai atmintis ir galbūt pamirši. Išmokino ir privertė išmokti puikiai. Mūsų klausimas yra, sakyčiau, kad kelių greičių turi būti mokymo programos mokyklose ir retoriškai. Aš sakau, kadangi matematika yra specifinė sritis, ne visi vienodai gali suprasti tą matematiką. Ir klausimas, kam tada tam žmogui, kuris savo gyvenimo nesies su tais tiksliaisiais mokslais, kam jam mokykloje reikia gaišti laiko, kai jisai nesugebės vis tiek išmokti ir pasiekti to lygio, kurį mes sugalvojam. Kelių greičių mokymo programos ir pritaikytos individualiai pagal poreikius tam tikrom grupėm moksleivių. Tai elementariai tą galima pasiekti. Jeigu mes nepamiršime, kad finansavimo reikia, nes be Lietuvos švietimo ateities mūsų nebelieka. Ačiū, ponas Vėgėlė. Aš turiu 3 vaikus, visi jie mokosi mokyklose. Egzaminų nelaikė? Laikė ir dar laikys. Tai aš čiupinėju tą švietimo sistemą kiek kasdieną. Žinot, kur pagrindinė problema? Reformos. Jūs atsimenat, kada pas mus, kada nors baigėsi švietimo reforma? Jis yra kada nors pasibaigus apskritai. Pas mus reforma lipa ant reformos. Ir žiūrėkit, tam, kad daryti reformą, reikia turėti tikslą. Taip, mes turim užsibrėžti, ko mes siekiame. O dėl ko daromos reformos, net nepasiruošiant. Atsimenat, kas atsitiko šį rudenį? Prasidėjo naujos programos, neturint vadovėlių, trūkstant 1,5 mokytojų Lietuvoje ir įveda, pavyzdžiui, įtraukų į ugdymą, spec pedagogų irgi nėra. Pažiūrėkit, kas vyksta. Bet viskas gerai. Tai žiūrėkit, mano logika yra tokia. Pirmas dalykas - sustabdyti visas reformas ir apsibrėžti, ko mes norim iš savo vaikų, koks tikslas mūsų yra, kokių gebėjimų mes norime paruošti vaikam. Ta turi atsakyti švietimo specialistai. Neskubėti su reformom, su visokiam lytiškumo ugdymo programom priverstiniam, dėl kurio po to mes sėdim ir pykstam visi. Ir ką aš noriu jauniems žmonėms pažadėti, aš matau jaunų žmonių. Žiūrėkit, mano žinot, koks tikslas yra. Tai nėra visai prezidento institucija, reiškia funkcija, bet prezidentas gali rodyti lyderystę. Aš norėčiau padaryti taip, kaip yra Islandijoje. Islandijoje nei vienas jaunas žmogus neragauja nei alkoholio, nepaisant to, kad mes, kaip buvom jauni, ragavom, neragauja net ir narkotinių medžiagų. Žinot kodėl? Už tai, kad sportinė veikla yra pakelta į tokį lygį. Kiekvienoje per 5 km yra stadionai, per 5 km yra sporto kompleksai. Vaikai traukia patys ir nori sportuoti. Ir žiūri į mūsų tėvus, sako, mums to nereikia, mums patinka sportas. Mano tikslas bus vaikus įtraukti į sveiką gyvenseną ir į sportą. Aš tą sieksiu padaryti. Ačiū, ponas Jeglinskas, kaip švietimą. 3 sūnų tėtis, ir visi eina į valstybinės mokyklas. Aš tikrai matau tą labai, labai aiškiai ir problemas, ir gerus dalykus kartais, bet tiesiog tai yra, kartais turi sirgti už savo vaiką, kad tikrai kad viskas eitų pirmin. Pirmiausia, švietimas turi tapti visos valstybės
prioritetu, vystymo prioritetu. Tai yra, mūsų yra tiek mažai, 2,5 milijono. Kasmet į mokyklas ateina apie 25 tūkstančius. Kiekviena laida metuose yra apie 25 tūkstančius vaikų. Jeigu mes neišgausime to, kad kiekvienas iš jų taptų kuo labiau konkurencingesnis globalioje rinkoje, kuo daugiau žinotų, kuo daugiau įgūdžių įgautų bendravimo, komandinio darbo, visų tų akademinių dalykų taip pat. Kiekvienas žmogus yra brangus, kiekvienas vaikas turi iš tikrųjų išaugti į tą konkurencingą pilietį, kuris sugebėtų konkuruoti globalioje rinkoje. To dabar nėra. Ir aišku, čia turbūt, kaip sakyti, aš manau, mes ir programoje rašome labai, labai aiškiai, kad vėlgi, tos reformos, kurios buvo atliktos, kurios vis dar yra daromos, klasių didinimai, gimnazijų naikinimai. Tai čia vienas dalykas Kauno apylinkėse miestuose, pažiūrėkime, kas nuvažiuojame į regionus. Gimnazijos yra naikinamos dėl ten kelių. O gimnazijos yra centras, traukos centras, tai yra ir kultūros, ir bendrai bendruomenių vystymo centras. Yra visiškai, tai aišku, dalis regionų politikos, kurios irgi nėra. Bet vėlgi, kalbant konkrečiai apie mokyklas, nemokamas mokinių maitinimas, kodėl jo nėra? Jis yra Estijoje, kodėl mes negalime to padaryti, ne? Mokytojų atlyginimai, tai yra kaip absurdiško lygmens dėja. Tai yra nekonkurencinga ir to mes negalime. Bet pats svarbiausias dalykas, kaip prezidentas, tu turi sutelkti, tu turi per pavaduotojus, per patarėjus, gali dalyvauti visuose švietimo komiteto posėdžiuose ir daryti įtaką. Ir tikrai klauso. Čia reikia rodyti tą iniciatyvą, nes vėlgi turime padėti suformuoti vyriausybę, aš manau, ypatingai kitiems Seimo rinkimams, kur iš tikrųjų švietimas būtų tikras prioritetas ir tikros reformos ateitų ministras iš 3 kriterijų, kaip sakau, kokia jūsų vizija, kokios jūsų kompetencijos ir kokia jūsų lyderystės patirtis. 3 kriterijai skiriant švietimo ministrą. Ačiū. Kaip auditorija, dar turit klausimų? Taip, užduokit, jeigu turit klausimą. Aš norėčiau paklausti, kaip galvojate apie teismus Lietuvoje, teisingumą. Aš tarybiniais metais turėjau vieną teismą, su Kauno zonos KGB viršininku bylinėjausi, mano švogeris buvo, ir laisvoje Lietuvoje turėjau 3 teismus. Tai pirmą teismą 92 metais prieš Telekomą laimėjau, ten dėl 1000 litų, bet tai dar buvo tarybiniai, dar buvo nepasikeitę teisėjai, dar jie buvo tarybiniai. Bet apie teismus klausimas buvo, koks jūsų antrą teismą. Konkrečiai klausimas. Kur reikėjo duoti, advokatas pasakė, daug $2000 laimėsi, o 3 teismą pralaimėjau. Taip, kad Lietuvoje nėra teismų, o valstybė be teismų yra banditų teritorija. Ir kada Lietuvoje buvo sustabdyta KGB valdymas, kol kas KGB archyvai uždrausti 70 metų ir jie iki šiol ir Grybauskaitė ten sakė KGB stebui, ir Landsbergis KGB ir jie vadovauja. Ačiū. Apie teismus kalbėjom, bet apie archyvus irgi buvo klausimas parašytas komentaruose. Ar jūs pritartumėt, kad reikėtų išviešinti dirbusių... Aš už tai, kuo greičiau, nes akivaizdu, jeigu normaliai tik tai bandom blaivių protų pagalvoti, tai neleidžiama paviešinti, nes iš tų, kas dabar yra gerose pozicijose ir valdžioj, jų pavardės paaiškėtų. Vienintelė priežastis. Taip, ponas Vėgėlė, kaip jūs galvojate apie... Valstybės tarnyboje dirbantiems išviešinčiau, siekčiau tai padaryti. Ir tai yra melas, apie ką kalba, kad yra, jiem galioja teisėtų lūkesčių principas, dar 75 metam uždaryti, jos tai yra netiesa. Jiem galioja 10 metų, po to priimtas buvo naujas įstatymas ir pratęstas terminas 75 metam. Mano supratimu, tai yra absoliučiai. Ir tai yra viena iš priemonių ir būdų įtakoti politiką arba valdininką, kad jis priimtų vienokį ar kitokį sprendimą, vienaip ar kitaip. Ačiū, ponas Jeglinskai. Aš taip pat sutikčiau ir iš tikrųjų, man, kaip minėjote, 70 metų, ne, užlipdyti, minėjo ponas, tai 75, kiek tai yra 75 metai jo. Aš kaip dirbęs NATO struktūrose susidūrėjau su visais slapčiausiais dokumentais, aš nesu matęs, kad kažkas galėtų būti tiek slapta tose dokumentuose, kad mes negalėtume iš tikrųjų atverti, parodyti skaidrumo, parodyti, kas tie žmonės, kas yra. Tai čia darom. Aš pasiremsiu Amerikos pavyzdžių. Prezidentą Kennedy nužudė, bet jo duomenys, visi duomenys apie jo nužudimą jau seniai privalėjo būti Kongreso sprendimu išviešinti. Prezidentas Trumpas, kuris irgi neišviešino duomenys, jisai kalbėdamas su savo tuo teisėju
ne jo teisėjas, bet tas, kur Giuliani, kur buvo jo patarėjas teisėjas. Na, trumpai. Jis pasakė, jeigu tu pamatytum, kas ten parašyta, ir tu žintum. Atsakymas labai paprastas. Kodėl taip yra? Todėl, kad Amerikos spectarnybos prisidėjo nužudant savo prezidentą. Kito atsakymo tiesiog nelieka. Aš tik noriu dar pasakyti, kad išviešinant turime taip pat atsižvelgti į nacionalinio saugumo aspektus. Jeigu tą irgi reikia įsivertinti. Taip, užtat Amerikos prezidentai ir sako, negalima išviešinti, nes tai sukels grėsmę Amerikos nacionaliniam saugumui. Kaip paaiškė. Dar norėjo panas Figlė, norėjote ir pripažinti? Ne, tiesiog aš Gerbiamo Giedrimo norėjau paklausti, ką reiškia, prieš išviešinant reikia atsižvelgti į nacionalinio saugumo klausimus. Turime, mes čia apie Lietuvą kalbant, Amerikai, čia galima ir Amerikai, Rusijai pavyzdžių pilna. Ne, tai reikia, yra institucijos, kurios tai daro ir jūs turi įsivertinti, ar tai kelia kažkokią grėsmę, kažkokie tai yra dokumentai. Tai kitaip tariant, ne visus reikėtų išviešinti, kad suprasti. Ne, tai be abejo, reikia būti atrankos metodas, turi būti ir ten iš tikrųjų, turi būti labai aiškus saugumo. Visus iki vieno. Nes nėra ko slėpti. Taigi mes nebausime tuos žmonės. Nu jau ką darysi? Ačiū pozicijas. Gerbiamas Giedrimai, nuo to momento, kai atsiras komisija, kuri kažką leis išviešinti ir neleis, bus dar blogiau negu dabar. Dar turim klausimų iš labai skirtingų temų apie aplinkosaugą. Irgi yra parašę bendruomenės nariai. Ką manote apie kailinių žvėrelių fermų uždraudimą ir kokius sprendimus siūlytumėte dėl narvuose laikomų vištų? Ponas Vėgėlė, nuo jūsų gal pradėkime. Aš šito klausimu negaliu Aš suprantu, kokio atsakymo nori klausiantysis, ar ne? Aš kaip kiaušinius retkarčiais... Galvojat, kokio nori atsakymo? Tai kiaušinius, kai retkarčiais perku, ar ne? Tai irgi laisvų vištų man patinka kiaušiniai pavadinimas, ar ne? Bet neatsakysiu į šitą klausimą. O dėl kailinių žvėrelių fermų? Tada būkim nuoseklų. Aš už tai, kad nuosekliai eitumėm. Jeigu kailinius žvėrelius mes uždraudžiam, tai kodėl tie jaučiai ir karvės yra žudomi ir specialiai auginami ne dėl mėsos, o dėl odos? Nu tai tada būkim nuoseklus ir tada viską uždrauskime. O jeigu kailiniai žvėreliai padaroma išimtis, klausimas, o kodėl? Ačiū, panas Vėgėlė. Tai užbėgo gerbiamas Vaitkus už akių, tai iš tiesų klausimas labai paprastas. Aš visada žiūriu balansą. Jeigu mes kalbam apie, tarkim, tą žaliąjį kursą ir ūkininkus, tai aš visada klausiu, kur yra tinkamas balansas. Mes turime saugot savo aplinką, bet taip pat mes turim garantuoti, kad ūkininkas galėtų mums patiekti maistą, ar ne? Lygiai tas pačia, mes turim žiūrėti balansą. Jeigu mes leidžiame auginti gyvūnus odai, mes visi su batais odiniai spėjau, taip, arba didžioji bent jau mūsų dauguma, bet pradedam nuo kailinių žvėrelių ir naikiname vieną iš verslo šakų, tai aš didelį klausimą klausiau, kodėl mes tai darome, ar ne? Galbūt reikia patikrinti, galbūt yra kažkokios sąlygos netinkamos, tai čia kiti klausimai, bet reikėtų visada ieškoti balanso. Ir valstybė, priimdama tokius drastiškus sprendimus, mes nukirsim, tai paimam ir nukertam vieną kažkokį ūkio šaką, ar ne? Mes turim suprasti, kad jim turi pasirūpinti žmonėm, arba turi pasiūlyti alternatyvą, ką jiem reikės daryti, nes jie buvo susikūrę savo darbo vietas. Tai čia toks klausimas, jis nėra vienareikšmis. Visuomet reikia ieškoti tinkamo balanso. O dėl vištų? Aš kiaušinių, nepykit, neperku, pasiemu iš ošvijos. Ar laisvai laiko? Tai jūs aišku, kad laisvai laikom, aišku, išleidžia ir žiemą, ir vasarą. Ačiū, ponas Jeglinskai. Čia paprasta, aš esu už gyvūnų teisės ir tikrai prieš jų kankinimą ir žudimą pramogai. Ir čia tokie dalykai kaip kailiniai tikrai nėra būtinybė, visas pasaulis eina link tų visų dirbtinių dalykų, kur yra, nueinama nuo tikrų kailių ir viskas yra tvarkoj. Ir aišku, laisvos vištos už tuščius narvus. Ir tai atsakėme, bet organizacija labai aiškiai. Ačiū. Už atsakymus. Ar dar turim, taip, jūs jau klausite, gal dar kažkas? Ar, paklauskite. Yra. Taip. Tuoj. Pirmiausia ten ir tada jūs, gerai? Sveiki. Klausimas, kaip jūs suprantat Lietuvos Respublikos prezidentą? Kas tai turėtų būti per žmogus, kokios tai pareigos, nes, kaip sakyt, tas rinkimas žmogų, kurio visiškai nepažįstam,
Tai yra toks labai keistas veiksmas. Balsuoti už Vaitkų, balsuoti už Vėgėlę, kurių visiškai tiesiog nėra viešajame gyvenime, nežinom, kas jie tokie, nepasirodė. Paskui, kai išrinkė prezidentą, paaiškėjo, kad buvęs komunistas. Ir tokiu atveju yra keliami prezidentui, sakyčiau, pagrindiniai reikalavimai. Turėtų būti mylimas tautos, turėtų būti gerbiamas, turėtų būti autoritetas. Jo pareigos labai ribotos. Jį visą laiką taso Seimas savo veiksmais. Jis gal padeda paskirti vyriausybę, jis šiek tiek daugiau derina užsienio, reiškia, politiką, bet reiškia visą kitą. Tiesiog dabar pažiūrėjus, vienas iš kandidatų važiuodamas į Izraelį vizitų pasimtų gal pagaliuką. Čia aš nenoriu vardinti, atsiprašau dabar pavardėm. Ačiū, bet koks klausimas? Klausimas, kaip jūs įsivaizduojat prezidento pareigas, ar nereikėtų prieš tai padirbti kažkokį viešąjį darbą, kad mes jūs pažintume? Prašau, ponas Jeglinskai. Čia šiaip puikus klausimas ir beje mano gyvenimas, aprašymas, biografijos galite visi surasti, viskas yra kaip atvira knyga. Tiek vyriausioji rinkiminė komisija, kuri viską išdorojo ir pateikė, tiek mano ir LinkedIn, ir Facebook, ir visa kita, tai yra, viskas yra pateikiama. Jūs žinote, ką aš dariau, žinote, ką aš sėkiau, kur aš studijavau, ir tas viskas susiveda į tai, ko dabar aš tikrai tikiu reikia Lietuvos Respublikos prezidentui. Gyvename ne tik taikos metu, karas yra arti ir mums reikia padaryti viską, kad karo nebūtų. Ir būtent čia reikalingas ne statistas, ne tas kažkoks lankstus bestuburis, bet šiuo labai žmogus su aiškia vertybinė skale, lyderis, kuris ne tik yra beje vyriausias, kaip aš sakau, šalies godėjas, galintis atsakyti apie vištos klausimas, viskas tvarkoja, labai geras klausimas, čia viskas tvarkoja, bet kaip vyriausias ginkluotojų pajėgų vadas, jisai turi būti autoritetas kariuomeniai, krašto apsaugoje, turėti aišku matymą ir santykiuose su Jungtinėm valstijom, mūsų vienintelė strateginė saugumo partnerė, su NATO, žinoto žmonės ir aš tą ir atnešu. Dabar apie viešumą viskas yra vieša, viskas yra aišku. Dirbęs ir krašto apsaugos sistemoje, ir valstybės sektorėje, ir privačiam sektorėje, viską žinome. Tai vėlgi, nepamirškime atėję 12 dieną paklausti savęs, kokio vyriausių ginkluotojų pajėgų vado mes norime. Gal ne aš būsiu, gal kitas, bet svarbu užduoti tą klausimą. Ačiū, ponas Vaitkau. Mano atsakymas yra kitoks, sakyčiau. Pradžioj reikia pasakyti savo, ar tai, ką, pavyzdžiui, Eduardas Vaitkus sako, kaip jisai mato Lietuvą, kad Lietuvos žmonės taptų šeimininkai savo likimo ir savo šalies, kad susigrąžintų savo sprendimo priėmimo teisę, kad svarbiausi klausimai Lietuvos gyvenime būtų sprendžiami atsiklausint Lietuvos žmonių. Ar šitie klausimai atitinka jūsų interesus ar ne? Jeigu jie atitinka jūsų interesus, tai jūs atėję į rinkimus, jūs balsuojat už save, o ne už Eduardą Vaitkų. Sekantis klausimas, nuosekliai toliau einantis ir ypatingai svarbus. Ar jūs galite tikėti, nežinoti, žinoti jūs negalit. Ar jūs galite tikėti, kad, pavyzdžiui, Eduardas Vaitkus savo pažadus įgyvendins? Čia būtent yra tikėjimo klausimas, kuris gali būti atsakymas duotas jums, peržiūrėjus curriculum vitae gyvenimo kelią. Ką darė, ko nedarė, dėl ko protestavo ir kovojo vienokio ar kitokio aspektų. Tas kandidatas Lietuvos prezidento rinkimuose. Paskutinis niuansas. Jūs sakote, kad jeigu masių informavimo priemonės arba masių dezinformavimo priemonės jums nepranešė kažko apie kandidatus, tai automatiškai jūs neturite savo nuomonės. Kadangi dabartiniais laikais užčiaupti visiems burnas neįmanoma, yra alternatyvių, ne tų didžiųjų masių informavimo priemonių, kurios skleidžia savo demagoginius paistalus ir iškreipia situaciją ir matymą, orientyrus iškreipia Lietuvos žmonėm, kad pavyzdžiui, tik Amerika mus gali, kaip pavyzdys, tik Amerika gali mus išgelbėti. Nes, mintį mano suprato. Ačiū, ponas Jėglė. Žinot, aš noriu pasakyti, kad tam, kad išrinkti prezidentas yra tokia
figūrą, kuri telkia, į kurią žmonės stebi, kuris gali kreiptis į tautą. Prezidentas turi būti žmogus. Vat pirmas, kas turi būti prezidentas, turi būti žmogus, jis turi būti žmogiškas. Jis turi ateiti, galėtų prieiti prie jūsų, paspausti ranką ir nepabėgti greit su apsauginiais, o sustot pakalbėti ir išklausyti jūsų rūpesčių, išgirsti, ką jūs sakot ir stengtis padėti. Vat kai prezidentui skaudės taip, kaip skauda jums, tai jūs rinksite tinkamą žmogų. Ir pagal tą kriterijų, aš manau, jūs turėtumėte rinktis prezidentu žmogų, žmogišką, mylinti, tikinti Lietuvą. O jisai turi būti lyderis. Jis negali padaryti visko. Jeigu čia ateitų kandidatai ir žadėtų, aš padarysiu tą, aš visą Lietuvą pakeisiu. Ne. Jis vienas nepadarys, jis turi sutelkti, kad pasiekti rezultatą. Jis turi turėti loginius kelius, kurie leistų pasiekti tai, ką jisai žada. O tai nėra paprasta, tai yra labai daug interesų veikia valstybei. Ir aš noriu pasakyti, kad aš pats, tai, kad jūs nežinot manęs, tai negalit žinot jūs visko, kaip ir aš negaliu žinot apie jūs, ar ne visko. Aš nuo 1993 metų esu viešojo erdvėje. Aš buvau Krikščionių demokratų sąjungos. Po to, kai jie susijungė ir po to, kai nuėjo į konservatorių partiją, aš tą pačią akimirką išstojau iš Krikščionių demokratų sąjungos, tos jungtinės partijos, nes aš neketinau būti suvalgytų ir atsisakyti savo krikščioniškos ideologijos. Ir pabaigsiu. Ir visai pabaigiu. Ir Lietuvos advokatūroje aš 8 metus įtikinau advokatus, kad aš esu lyderis ir jie mane rinko 85% balsų daugumą. Tai daug ką pasako. Pažadu, padarau ir įtikinu tuo, kad reikia manim pasitikėti. Pasitikėkit. Mažą komentarą. Kalbėtis yra tvarkoje valstybėje. Valstybėje sutvarkyti reikalus irgi turime taip kartu, bet daug ką daro premjeras, daug ką daro Seimas ir čia yra esmė, prezidento sugebėjimas kalbėti su Seimu, su vyriausybė, bet ne tik apie kalbėjimą valstybėje, viduje. Reikia mokėti kalbėti užsienyje, su lyderiais, nes tenai esminė kompetencija, kurią prezidentas atneša. Su JAF lyderis, dirbo su Trump administracija, su Biden administracija, su NATO, su Jensu, su visais. Visa tai yra ypatingai svarbu. Jeigu mes galvosime, kad tik tai čia viduje reikia kalbėti, taip, labai svarbu, bet būsim pamiršti iš išorės. O mes esame geopolitinių lūžių momente, kur reikalingas atstovavimas garbingas ir autoritetingas. Ačiū, laikas visai pabaiga, dar buvau pažadėjusi klausimą, taip jums. Mano manimo teiginys, jog Lietuvos Respublikos prezidentas yra konstitucijos garantas, tai nėra anekdotas, tai nėra ironija, tai nėra sarkazmas. Iš kitos pusės Lietuvos piliečių arba žmonių teisių ir laisvių institutas kiekvienoje demokratinėje valstybėje turi teisinis vertybės statusą. Iki netolimos praeities Lietuvoje teisės ir laisvės kontroliuoti, apriboti turėjo teisės saugos institucijos, tik tai teisė. Vėliau ta deleguota teisė buvo krašto, tai yra jėgos struktūroms, sukarintoms struktūroms, mokesčių inspekcijai, o pastaruoju metu net ir gamtos apsaugos inspektoriams. Ar tai nereiškia, kad mūsų Lietuva tampa policinė valstybė, kurioje kontroliuoja teisės ir laisvės, jas riboja ir varžo bet kas, bet kur, bet kurioje gyvenimiškoje situacijoje. Ką apie tai mano kandidatai? Ačiū. Ponas Jeklinskai, gal nuo jūsų pradėkime, ar ne per daug kontroliuojančių institucijų? Ne, aš manau, tikrai ne per daug. Ir mes iš tikrųjų, kaip matome dabar, matome labai aiškę migrantų krizę irgi, kur atvažiuoja į Lietuvą ten 200 000 žmonių per metus ar per 2 metus. Ir turime tikrai rimtus su saugumu susijusius iššūkius mūsų valstybėje. 10% mūsų šalies gyventojų dabar atvyko per pastarosius porą metų iš rusakalbių šalių. Taip, tai yra iššūkis. Ką reikia daryti? Stiprinkime valstybės saugumo departamentą, stiprinkime migracijos departamentą, stiprinkime karinę žvalgybą ir kitas institucijas. Tai vėlgi, saugumo iššūkiai yra didžiuliai Lietuvoje. Ir saugumas yra pamatas. Ir pasitikėkime institucijomis. Taip, ne tik pasitikėti reikia jas ir kontroliuoti, turi būti aiškiai kontroliavimas, ombudsmenai ir kitos struktūros, kurios tikrai aiškiai nustato ir atsakomybės, ir ką jos daro. Tai vėlgi, daugiau resursų būtent reikia tom institucijom. Ačiū, ponas Vaitko. Mano suvokimu ir matymu mes ir Lietuvoje einam link totalinės kontrolės.
link totalinės visų piliečių kontrolės. Tai labai buvo aiškiai matoma koronės infekcijos atveju. Valstybės ne tik Lietuvoje, visam pasaulyje praktikavosi. Kinija yra puikus pavyzdys, kaip jie praktikavosi atskirti, pažinti savo piliečius ir kaip duomenis apie juos rinkti ir įvesti. Už gerus darbus duosim pliusiukų, už blogus darbus atimsim minusiukus ir jūs privalėsite elgtis taip, kaip mes jums nurodysim. Per bankinę sistemą šita totali kontrolė irgi toliau sėkmingai vykdoma. Kaip paminėjo Valstybės saugumo departamentą, kurį reikia sustiprinti, nes jis daro gerus darbus, aš taip suprantu, užtat reikia stiprinti. Mano nuomonė visat yra kitokia. Valstybės saugumo departamentas ir yra grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui, nes jie dalyvauja Lietuvos politiniam gyvenime, palaikydami tam tikrą politinę jėgą ir apie tai viešai buvo pasakyta ir tylu. Ir antras punktas. Valstybės saugumo departamentas privalėjo žinoti, kam Amerikos kongreso tyrime nusakyti milijonai buvo išdalinti Amerikos kalėjimo Vilniuje steigimo metu. Ir Valstybės saugumo departamentas apie tai nutilėdamas ir neinformuodamas, jie kažin ar dirba Lietuvos labui. Ačiū. Ponas Vėgėlė. Man atrodo, ponas Vaitkus užsisuka visą laiką tose JAV, Rusijos departamentų, VSD visokių. Žiūrėkit, paprastas klausimas buvo apie konstitucijos garantą. Tai prezidentas yra konstitucijos garantas. Ir jeigu jūs paminat pandeminius metus, tai aš buvau tas, kuris paprašiau prezidento nedelsiant kreiptis į Konstitucinį teismą ir stabdyti vyriausybės nutarimų priimtus neteisėtus sprendimus dėl galimybių paso. Tai buvo aš pirmas, kuris nuolat apie tai kalbėjo. Mes surinkom daugiau negu 100 000 parašų, nunešėm prezidento, kad jis tai darytų, prezidentas to dėja, bet nepadarė. Jūs esate teisus, čia aš tikrai sutinku, gal ne taip drastiškai, kad į totalią kontrolę, bet iš tiesų teisių ir laisvių sritis Lietuvoje siaurėja nuolat. Aš kaip teisininkas tą labai akivaizdžiai matau, aš su to kovojau 8 metus, būdamas advokatų tarybos pirmininku, siaurėja tiek privatumo, tiek mūsų privatumas, kameros keliuose, tie duomenys yra renkami, beje, aiškaus įstatymų panaudojimo nėra nustatyta. Privatumas, šalia jo eina kontrolė, iš tiesų atsiranda kontrolės mechanizmai, kurie iki to yra nebuvę ir jie pažeidžia asmens teises ir laisvės. Ir šalia to mes turim duomenų kaupyklas ir buvo bandymas praeitais metais padaryti su bankus kaip asmens duomenų kaupyklomis. Aš vėlgi išstojau ir mano supratimu kartu su bendraminčiais sustabdėm, kad bankams nebūtų perdodami ypatingi asmens duomenys iki biometrinių duomenų, iki sveikatos duomenų. Įsivaizduojat, kas būtų padaryta privačiuose struktūrose. Tai jūs esate teisus ir prezidentas turi dėti visas pastangas užtikrinti asmens privatumą, asmens duomenų apsaugą. Ir pabaigai visai žiūrėkit, vien tai, kad spaudimas yra atsisakyti grinųjų pinigų, pagalvokit, kokios pasiekmes spaudimas grinųjų pinigų lemia. Ačiū. Ir paskutinis klausimas. Po 5 metų, jeigu jūs tampate prezidentais, apibūdinkit 5 žodžiais, kokią Lietuvą, šalį, žmonės norėtumėte matyti. Na, mikrofonas rankose. 5 žodžius jau. 5 žodžiais, taip. Lietuva saugiausia vieta žemėje, ką ir sako, saugiausia vieta žemėje, kuri įgalina ir ekonominį klestėjimą, ir socialinį teisingumą. Tas tikrai galim padaryti. Ačiū, ponas Vaitkus. Lietuva taikioj Europoje, bendrijoje. Ačiū, ponas Vėgėlė. Teisinga, taiki, su oriais gyventojais, pas kuriuos atvažiuoja valdžia ir jūs priimate ją, išsakot rūpesčius, bet nebaubėte ant jos, nes jūs matot, kad jumis rūpinasi. Ačiū labai. Ačiū visiems dalyvavusiam kandidatam, dalyvavusiam bendruomenės nariam. Noriu priminti, kad rinkimai jau po 2 savaičių, ką be išsirinktumėt, svarbiausia ateiti, balsuoti ir neleisti už jūs nuspręsti kitiems. Tai gražaus vakaro, gero penktadienio.